kap Petras keltuvos uturkų pažina. Buvo karalius, ir per jį buvo Petras. Te panas kap kukarius rozam buvo. A to kokia boba ir pradėjo jam uturts. Kad kirmelai karalius suvalgyt vienas visų, tai anas žinot, kas ku utura. Tai paėmė kukorius, sutrūpino, į vienų plokštelių taip pat suvalgė. Kad jau anas įgirdzi, kap musę zygdamas per kaminų. Pietrik, duo man paragauts. Tep karalius suvalgė, į nieką nežina. Etas Petras keltuvos uturkų pažįsta. Arklys saka, tai man sunku. Petra arklys saka, man lengva. Jau karalio arkliui sunku, ku jau reiks jo gaspadorius vežti, ku mirs greit. Jau numanė karalius, kad kai kukarius jau jo valagų ragavo. Atjo anas namo, atsigulė ant lažės ir liepė, kad kukarius pripilt pilnų čierkų vyną ir kad lašas nenulašėt. Tai atlaisiu tau. Tada anas atidarė lungų, įpylė ant lungą, kad daboja, paukščiai vienas svejas, kitas skrenda, neša 3 plaukus aukso karaliūcas. Ir kap skryda atsieja paukščiai, ir nupylė ant lungą vyną. Karalius pasakė, kad nupilsi, tai tau galva žemėn. Tada karalius saka, kad tu suieškasi karaliūcių į tą plauką, tai tau atlaisiu, ku tu nupylai. Jau eis anas ieškats. Žino, kad karalius jau greit mirs. Jau jam ne karaliūcė galvoj, ale jau jį spaudžia. I greit apsirgis mirė. Anas žino, ku keltuvo į paukščiai, ku utura.